Jūs greičiausiai iš tėvų nekartą girdėjote, kad dabartiniai filmukai yra visiškas šlamštas, kad anksčiau jų vaikystėje jie buvo daug geresni. Iš senelių, kad prie sovietų buvo geriau, o iš vyresnių, kad jų vaikystė buvo daug įdomesnė negu dabartinių vaikų. Anksčiau buvo geriau. Yra ne tik paprasta frazė, o kognityvinis disonansas. Šiandien mano pasakojimas galimai privers jūs pakeisti požiūrį į savo prisiminimus, tačiau pradžiai išsiaiškinkime, kiek anksčiau. Anksčiau tai, kuomet jūs galėjote žaisti telefoninius žaidimus ir po kiekvienos mirties nežiūrėti reklamos, galbūt tada ir buvo geriau. Ar anksčiau tai viduramžiais, kuomet paprastą peršalimą gydė kraujo nuleidimu, kol žmogus neprarasdavo sąmonės. Kažkaip nekartą negirdėjau, kad viduramžiais būtų geriau. Dažniausiai žmonės sako, kad anksčiau buvo geriau, kuomet kalba apie savo praeitį. Apie savo praeities patirtį. Tačiau asmeninė patirtis negali būti laikoma kaip ko nors įrodymu. Tačiau kas dar įdomiau, kad jūsų asmeninė patirtis gali būti visai nesmeninė. Nesenai nusprendžiau prisiminti vaikystę. Įsijungiau V6 cesą. Fone iškart groja nostalgiška, užvedanti muzika. Tačiau tik prisijungiau serverį ir supratau, kad to ilgai žaisti negaliu. Tačiau prisiminus, kaip tai buvo anksčiau, buvo visiškai atvirkščiai. Grafika buvo įspūdinga, o žaisti buvo labai įdomu. Kas pasikeitė? Kodėl dabar taip nėra? Na, todėl, kad mane paveikia nostalgiški prisiminimai. O kas nors iš vis nors kartą gyvenime užsideda savo klausimų, kas yra nostalgija? O ko čia galvoti? Nostalgija tai prisiminimai apie praeities įvykius, kurių žmonės ilgisi. Na, ne visai. Aišku, dabar taip. Šis terminas būtent taip ir yra suprantamas. Tai mintis apie vaikystę, kiemą, kur žaisdavai, prisiminimai apie tų laikų kompiuterinius žaidimus, storus šnipščiančius telikus, VHS kasetės. Tačiau turbūt mažai kas žinote, kad originalus nostalgijos suvokimas labai skiriasi nuo dabartinio. 1688 metais šveicarų gydytojas Johannas Hoferis įvedė naują terminą – nostalgija, kuris, trumpai sakant, reiškia namų ilgesį ir liūdesį. Pavadinimas kilo iš senovės graikų kalbos nostos – grįžimą namo ir algos – skausmą bei kančią. Gavosi žodis nostalgos, kuris, trumpai tariant, reiškia gimtinės ilgėjimusi. Šią ligą sirgo kariai ir net buvo manoma, kad jie nuo to mirdavo. Ligą gydyti buvo matyta opiumų, dėlėmis. Egzistavo net manimas, jog ši liga yra užkrečiama. Tačiau žmonės greitai suprato, kad pagyt nuo šitos ligos galima tik grįžus į gimtinę. Anksčiau, kuomet dar buvau 8 klasėje ir man vyresnys sakydavo, kad ilgisi mokyklos, aš negalėjau suvokti, kaip galima ilgėtis tokio dalyko kaip mokykla. Tačiau dabar pats neretai prisimenu tą pačią 7-8 klasę, kaip šiltą gegužės popietę bėgau iš pamokų ir pirkau Maksimoje bandeles. Tačiau pabandykime žvelgti šitos prisiminimus, nusiėmus rožinius sakinius. Problemos mokykloje dėl nelankymų, baimė, kad paliks 2 metams dėl blogų pažymių. Pinigų turėdavai tik pietums mokykloje, o daryti, ką nori, negali, nes dar per jaunas esi. Ir tada ateina suvokimas, kad visi šitie mūsų prisiminimai yra šilti tik todėl, kad mes prisimename tik geras akimirkas. Ir tai vadinama rožinė retrospekcija. Tai jau apie tai jums papasakosiu plačiau. Prisiminkit kokią nors išvyką ar vaikystės skanėstus. Guma su tatuiruotėmis ir lipdukais. Skanugi būdavo. Ne, išvykoje tikrai buvo nemažai nerimo, kokių nors problemų, o vaikystės skanėstas tau dabar atrodys kaip tikras šlamštas. Praeitis negali būti sugrąžinta. Ir praeitis tikrai nebuvo tokia, kokią jūs ją prisimenate. Mes paveikti nostalgijos apie mūsų mokyklinės dienas, prisimenam tik šiltas akimirkas ir visiškai pamirštam, kaip jos kartais nekęsdavom. Buvo prasta daug eksperimentų ties rožinės retrospekcijos, kurie teigia, jog žmonėms yra savita kokiu nors momentu mąstyti neigiamai apie vieną ar kitą akimirką.
Tačiau praėjus laikui visas negatyvas dingsta ir lieka tik geri prisiminimai. Na pavyzdžiui, jaunas žmogus nusipirko bilietus į festivalį kitoje šalyje, į kurį jis svajojo patekti visą savo gyvenimą. Jis nukeliavo, tačiau visos kelionės metu jį persekiojo problemos. Skrydžio kompanija pametė jo lagaminą su rūbais, viešbutėje jis paliko piniginę, o grįžęs jos nerado. Festivalyje buvo viskas brangu ir miegoti palapinėje buvo neįmanoma, nes girti poilsiautojai griuvinėjo ir laužė palapinę. Tačiau buvo ir gerų momentų. Jis pateko į festivalį ir išpildė savo svajonę. Nukeliavo į kitą šalį. Negatyvių momentų čia yra daugiau negu pozityvių. Tačiau praėjus keliams metams šis jaunuolis prisimins savo kelionę į festivalį tik iš pozityvios pusės. Dėl negatyvių prisiminimų išgaravimo autobiografiniai žmogaus prisiminimai keičiasi į pozityvius. Tai dar vadinama fading effect bias. Iš esmės šis fenomenas veikia visur. Pavyzdžiui, buvo pravesta apklausa tarp dviratininkų, kurie dalyvavo 3 savaičių važiavime. Iš pradžių po rungtynių dviratininkai atsiliepė apie rungtynes negatyviai. Sakė, kaip jie yra pavargę, jog pastoviai lyjo lietus. Tačiau praėjus laikui apklausa buvo pakartota ir tie patys dviratininkai jau teigia, jog viskas buvo labai faina ir jiems labai patiko. Iš dalies gerai, kad visas negatyvas išgaravo ir liko tik pozityvas, kadangi, kaip teigia specialistai, kartais geri prisiminimai be blogų akimirkų gali padėti mums išvengti depresijos. Tačiau iš kitos pusės tai jau yra iškreipti prisiminimai. Ir dėl rožinės retrospekcijos efekto mes negalime blaiviai įvertinti praeities įvykius ir išvengti klaidų, kurias padarėme anksčiau. Vandens parkai. Ši vieta tikrai patinka tiems, kurie mėgsta aštrius pojūčius. Tačiau apart aštrių pojūčių ten dar galima patirti ilgą stovėjimą eilėse, kol galėsi nusileisti nuo kalnelio. O kol stovi, gali sušalti arba išvis peršalt. Tačiau žmonės visą šitą negatyvą praėjus laikui pamiršta ir vėl važiuoja į vandens parkus, kur vėl stovi nelaimingi eilėse. O kaip dėl Disneylando? Buvo pravestas įdomus tyrimas, kuris įrodė, jog reklamos orientuotos sukelti nostalgiją gali sukurti prisiminimus, kurių net neegzistavo. Paklausite, prie ko čia Disneylandas? Šiaip palaukit, geras klausimas. Aš toj pasigūlinsiu ir sugrįšiu. Gerai, iš tiesų juokauju. Buvo pravesti keletą eksperimentų, kur studentams buvo uždavinėjami nostalgiški klausimai apie tai, kaip jie lankėsi Disneylande. Ir štai ką jie atsakė. Kaip jie sveikinosi su Mickey Mouse'u, kalbėjo su Bugsu Bunny, matė Disneylando gražią pilį. Jūs nieko keisto čia nepastebėjote? Gerai, jeigu pastebėjote, jūs šaunuolis, jeigu ne, to jūs papasakosiu. Bugsas Bunny nėra Disney'aus personažas, jis yra Warner Bros. Kompanijos sukurtas animacinis personažas ir Disneylande jis niekaip negalėjo būti. Štai taip paprastai galima manipuliuoti mūsų prisiminimais. Apie tai, kaip veikia mūsų prisiminimai, aš jau pasakojau savo pirmame vaizdo įraše šiame kanale. Vaizdo įrašą galite rasti apačioje prisektame komentare. O dabar dar vienas neįtikėtinas faktas. Jūsų tėvai gali jūs įtikinti pasakojimas apie jūsų vaikystę, kurių net nebuvo. Jums kada nors buvo taip, kad prisiminėt kokį seną gerą žaidimą, nusprendėt jį parsisiųsti ir pažaisti. Tačiau įjungus žaidimą jūs supratote, kad žaidimas vis dėlto nėra toks geras, kokį prisimenate jūs ir iš vis jis yra šūdų krūva. Jeigu taip, tai sveikinu. Tai ir yra kognityvinis disonansas. Taip, aš kaip ir jūs nesu robotas ir kartais prisimenu senus laikus. Aš kažkodėl tais vis dar turiu VHS kasetės, CD diskus su filmukais, kompe dar vis turiu senus žaidimus. Tačiau filmukai kompe dabar yra daug geresnės kokybės negu VHS kasetėse ar CD diskuose. Seni žaidimai, kad ir kokie jie bebūtų geri, pažaidžius naujus žaidimus, prie senų jau niekad nebesinorės grįžti. Logiškai mąstant, kodėl mes prisimename tik gerus dalykus, gali būti todėl, kad mes tuo metu esame geros nuotaikos. O jeigu būtume blogos nuotaikos, tai tik blogus prisiminimus ir prisimintume. Tačiau taip nėra. Yra tik manoma, jog depresija gali atjungti šį fenomeną ir jūs prisiminsite kaip gerus, taip ir blogus įvykius. Taip pat mokslininkai pabrėžė, jog emigrantai gyvenantis užsienyje irgi gimtinės.
Tačiau sugrįžę į gimtinę, jie ilgisi tos vietos, kur gyveno užsienyje. Gaunasi toks nesibaigiantis nostalgijos ratas. Išeina taip, jog mūsų smegenys daro viską specialiai taip, kad mes į gyvenimą žiūrėtume labiau pozityviai. Jis svarbu turėti omenyje, jog visa tai yra tik iliuzija. Gyvenime yra kaip ir geros, taip ir blogos akimirkos ir nereiktų kabintis už praeities, nes kaip jau supratote, praeitis gali būti klaidinga. Ir nors šis efektas nepriklauso nuo mūsų nuotaikos, jis gali turėti įtakos mūsų dabarčiai. Praeities prisiminimai yra labai subjektyvūs ir priklauso nuo to, kaip mes jaučiamės dabartyje. Jeigu mums dabar yra blogai, mes optimistiškai idealizuojame praeities įvykius, o jeigu mums dabar yra gerai, mes neigiamai perfrazuojame praeities gerus įvykius. Turbūt jūs, kaip ir aš, girdėjome iš tėvų, jog jų vaikystė buvo geresnė, nes neturėjo telefonų, kompiuterių, o iš senelių girdėjome, kad jų vaikystė buvo dar geresnė ir be televizorių. Tačiau tai nėra tiesa. Nesvarbu, kokia vaikystė buvo pas tėvus, senelius ar pas jūs. Visi mes esame skirtingų kartų vaikai. Logiška, kad pas visus vaikystė nebus vienoda. Svarbiausia, kad ji būtų laiminga. Jūsų tėtis ar senelis moka sutaisyti viską, nes išmoko to anksčiau, bet nesugeba išmokti naudotis kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu. O jūs mokat. Taip pat jūsų tėtis tiki mitais iš praeities, nežiūrėjo tik televizorių, o jūs turite internetą ir viską galite visada pasitikrinti. Naujos kartos niekada nebus tokios pačios kaip praeitos. Ir svarbiausia mintis, kurią noriu jums perteikti, niekada nereikia sakyti, kad anksčiau viskas buvo gerai, o dabar nebe. Viskas keičiasi ir filmai bei žaidimai niekada nebebus tokie, kokie buvo anksčiau. Man irgi ne viskas patinka, kas daroma dabar. Tie patys įstatymai ar vertybės. Tačiau praėjus laikui, kuomet išgaros visas negatyvas, mes prisiminsime tik gerus įvykius. Nes taip veikia nostalgija. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Tikiuosi jums patiko. Nepamirškite paspausti prenumeruot mygtuko, laiko ir pasidalinti šito video su draugais. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.